gan įdomi patirtis, nes mūsų klasikinių studijų magistrantūroje studijuoja įvairius bakalaurus baigę žmonės, skirtingų patirčių. Ir tai tikrai yra tokia unikali proga pažvelgti į skaitomus tekstus iš skirtingų taškų. Tai va vienas iš tų dalykų, kas, turbūt reikia pasakyti pusantro kokio įvadinio sakinio, aišku, jūs visi ir visos žinote, kad Homero kūriniai priskiriami 8 amžiaus pabaigai 7 pradžiai, bet jeigu pradėsite skaityti mokslinę literatūrą nuo 19 amžiaus, tai sužinosite, kad jokio sutarimo kaip ir nėra, bet pamažu jisai konverguoja į tam tikrus principinius dalykus. Tai vienas dalykas, kad vis dėlto tiek Homero, kad jau seniai šaipomasi, kad Iliadą ir Odisėją parašė ne Homeras, o kitas žmogus vardu Homeras, tai yra tas klausimas autorystės, bet dabar jau turbūt niekas nebeabejoja, kad tai nėra atsitiktinis kratinys kažkokių senovinių giesmių, o iš tikrųjų labai rimtos kompozicijos ir literatūriškai nepaprastai jautrus tekstas. Antras dalykas, kad Iliados ir Odisėjos autorius tikėtina vis dėlto, kad buvo tas pats, nebūtinai tai įrodoma vienaip ir kitaip, bet vis dėlto esama tokio, manyti taip yra visiškai teisėta. Trečias dalykas, tai vėlgi ne iki galo sutariama, kas yra ankstesnis, ar Homeras ar Hesiodas. Čia mums šią minutę tai netaip svarbu, bet tas klausimas savaime gan įdomus. Bet jūs žinote turbūt irgi garsią legendą, senovinį padavimą, kad Homeras ir Hesiodas susidūrė poetų varžybose ir varžybas laimėjo Hesiodas. Kodėl Hesiodas laimėjo? Todėl, kad nepaisant, nors Homeras yra daug įspūdingesnis poetas ir paliko visiems nepaprastą įspūdį savo talentų, bet dainavo apie baisų ir kruviną dalyką karą, tuo tarpu Hesiodas aukštino taikų darbą. Ir žiuri komisija tuometinės senovės graikų nutarė, kad vis dėlto laurai atiteks Hesiodui, kad žinoma ją neteisinga ir žinoma Homeras labai nusiminė. Tai va klausimas iš tikrųjų, aš čia, ačiū Dievui, kažkaip susilaikysiu nuo vidaus politikos aktualijų, bet žinoma, Iliada šios dienos kontekste yra turbūt aktuali kaip niekada, nesinori net kartoti žodžio karas, bet tai yra mūsų tikrovė ir Iliada mums siūlo žvilgsnį į karą iš literatūros taško ir galima pasakyti iš karto, kad tas žvilgsnis, Homero žvilgsnis turėjo didžiulę įtaką, nesu specialiai tyręs, bet išmintingi žmonės sako, kad netgi tas pats Remarko Vakarų fronte nieko naujo, gerai patyrinėjus randame motyvų paimtų vos netiesiai iš Iliados, kas nieko nuostabaus, nes, kiek suprantu, Remarkas buvo baigęs normalią gimnaziją tuo metu. Tai šia prasme mes, beje, galiu parodyti tokią, nežinau, čia matysis knygelę, kuris skirta recepcijai, gal žinote, Alberto Mangel, Homero Iliada Odisėja knygos biografija. Tai tikrai yra labai naudinga knyga, jeigu kam nors rūpi parodyti, kaip šitie du didieji tekstai, kurie stovi mūsų literatūros, mūsų vakarų turiu galvoj, literatūros ištakose, keliavo per istoriją iki pat mūsų. Atsimenat, turbūt irgi Maironio vakaro mintis, apie tai, kaip dar vakar dėliai moteriškės graikų ir Trojos žudės karžygiai, o šiandien sukame ratą margos peteliškės, sumokėdamos už trumpą meilę per brangiai. Tai toks Maironio aliuzija iš jo, sako, jo paskutinio eilėraščio. Ir dar ten daugybė kitų. Tai kas yra man asmeniškai atrodo svarbu, kai aš kalbu, kągi apie mokinius negaliu nieko tikro pasakyti, bet su studentais, vyresniais ir jaunesniais. Vienas dalykas mus turėtų ištikti lengva nuostaba arba net ir didelė nuostaba, kai pamatom, kaip atsirado
kaip atsirado šitas kūrinys. Tai yra, įsivaizduokite, dabar aš sakau savo studentams, jaunesniems, jūs dar esate rašę mokykloje ranka, dabar įsivaizduokite, jums kas nors liepia šitą kūrinį paimti ir ranka perrašyti. Ar jūs suprantate, koks tai milžiniškas darbas, bet tai neužmirškite, kad jūs dabar turite modernius rašiklius, turite kiek norite pigaus popieriaus, visą tai juokai. Tuo metu, kai buvo kuriami pirmi egzemplioriai, tai buvo milžiniškas darbas, rašto kultūra nebuvo dar įsigalėjusi, žiauriai brangi medžiaga, papirusas, atvežtinis dalykas, ir jo reikia labai daug. Kas visą tai apmokėjo, kas buvo tie žmonės, kurie užrašė, ar poetas pats deklamavo ir rašė, jeigu taip, kaip jisai galvoje sudėjo tokį tobulą kūrinį, ar kažkokius užrašytus gabalus jis redagavo, bet pagal tradiciją jis buvo aklas. Na, čia jau tradicija žinoma ir labai abejotina, bet siūlau atkreipti dėmesį į tą grinai technologinę Iliados ir paskui Odisėjos gimimo pusę. Primenu, kad tai realiai pirmi kūriniai vakarų literatūros, kuriuos mes turime, ir vargu ar kokie nors buvo iš tikrųjų ankstesni. Ir štai jie yra sukurti nepriekaištingai. Dabar, jeigu taip žiūrint iš tokios socialinės pusės, aišku, kad už šitų kūrinių stovi ilga tradicija. Aš ten dabar visiškai nesu tikras, kada paskutiniai archeologiniai tyrinėjimai datuoja, bet sakykime, Homerą, tą žmogų, kurį mes vadiname Homeru, nuo Trojos karo skiria turbūt apie porą šimtų metų, gal Tomas Reiklis atsimena kaip jaunesnis tiksliau, bet kita vertus mes turime dalykų, kurie liudija, kad Homeras naudojosi tradicijos medžiagą, žodinės tradicijos medžiagą veikiausiai labai senos, nes štai kai kurie geografinės indikacijos rodo, kad tai tikrai ne Homero laikų tekstai. Vėlgi tai, kad veiksmas vyksta bronzos amžiuje, iškyla labai įtaigiai, nors dabar kai kurie mokslininkai ginčia tai, bet geležis yra minima kaip retas ir brangus dalykas, labai mažai kartų, ir tarp dovanų auksas ir geležis, pavyzdžiui, ginklai yra bronziniai, kai kurie kritikai sako, kad ne, čia yra ne tas visai svarbu, kad bronza varis labai gražiai blizga, tai dėl to čia estetiniai tokie sumetimai, bet aš trupučiuką abejočiau. Manyčiau, kad vis dėlto tai yra būtent tos gilios praeities atspindys. Na ir žinoma, kitas dalykas tai yra, kad dabar archeologai randa panašius vardus semitiniuose šaltiniuose, kaip Agamnemono, Achilo ir panašiai. Labai tikėtina, kad šitie herojai buvo tikrai žmonės, tik tais aišku, jie jau perteikti legendiškai. Dabar, jeigu taip čia trumpai sakau, tiesiog pamastykime apie tai, kas tai buvo per iniciatyvą, idėją ir poeto ir kažkokio, nežinau, ko gerdario politiko, ko sukurti, užrašyti ir parengti nuorašus ir juos išplatinti ir matyti atlikti tam tikrus vadybinius viešųjų ryšių veiksmus, kad tai būtų priimta kaip nacionalinis, joks ne nacionalinis, nebuvo tokių graikų, kaip žinote, bet sakykime juokais. Panheleninis epas jau tada labai seniai, nes mokslininkai sako, kad vėlgi nesu kalbininkas, neišmanau, bet sako, kad Homero poemos yra parašytos gan savita kalba, tai yra archaiška be abejo kalba, bet jinai nėra ta kalba, kuri, kažkokia viena konkreta tarmė. Yra žiūrima Bujotijos tarmės pagrindas, elementai, bet aiškiai matėsi, kad poetas bandė sukurti kažkokį vientisą visiems Graikijos gyventojams suprantamą tekstą. Beje, čia aišku visiškai nemokslinė refleksija,
Skaitau kažkur kalbininkų ir folkloristų pasakymą, kad lietuvių liaudies dainos irgi nėra sukurtos labai aiškių tarminių pagrindų. Aišku, kiekviena tarmė dainuoja tarė žodžius savaip, bet iš tikrųjų leksika ir panašus dalykai, joje nėra specifinių tarminių, kažkokių super tarminių dalykų, seniausiose, aišku, dainuose. Taigi, grįžtant prie paties kūrinio, tai man daro didelį įspūdį tai, kad apie ką yra Iliada. Iš tikrųjų, tai yra toks kūrinys, kuris perskaičius ir šiek tiek primiršus, galima sakyti, apgauna. Žmonės įsivaizduoja, kad jie perskaitė visą Trojos karo istoriją, nes iš Vabo Kūno ar dar kokios knygos jie yra Wikipedijai skaitę. Ir kodėl? Todėl, kad Iliada taip parodo karą, kad visai tampa, net negali pagalvoti, kad ten yra tik tais mažas karo epizodas. Viskas vyksta, kaip žinote, 10 metų jau graikai puldinėja Troją, įsikūrė pakrantėje, už nugaros jūra priešais priešiškas miestas, aišku, jie ten, žinom, kad daro išpuolius į apylinkės, ten kažką daro, bet vis tiek tai aklaikai nyku baisu, visi įtemptais nervais, visi pervargę. Ir visas Iliados veiksmas ten truputį skirtingai skaičiuoja, bet, sakykime, vyksta, apie 1,5 mėnesio. Realaus veiksmo, tokio, kuris yra aprašytas, iš vis aš irgi nesu tikras dėl skaičiaus, pas nebandžiau, bet, sakykime, 15-20 dienų, visa kita yra pauzės. Tai įsivaizduokite, štai visą tai sutalpinta, nesutalpinta, atvirkščiai, kaip čia pasakyti, dabar didžiulė knyga ir toks trumpas laiko tarpas, bet jis neatrodo nei ištęstas, nei per didelis, nes čia per tas 14 dienų yra parodoma visa karo esmė. Tai yra tiesiog stulbinantis dalykas ir jeigu pabandom įsigilinti, tai matom, kad, yra viskas. Epizodai, atskirų asmenų, mūšių vaizdai, daugybė veikėjų, neįtikėtinas kiekis vardų ir beveik visi jie žūsta. Tai vėlgi yra labai aiškus karo dalykas. Kare taip kovoja labai daug žmonių ir labai daug žmonių žūsta. Atleiskit už tokią banalybę, bet kitaip to pasakyti neišeina. Ir tas kiekis vardų, aš manau, poetiškai yra visiškai sąmoningai įtrauktas, kad mes suvoktumėm, kas tai yra. Kita vertus, Homeras itin meistriškai piešia karo vaizdus ir tai vėl skamba šiek tiek kraupiai, nes tas estetiškas neįtikėtinas sugebėjimas kiekvieną kartą vis kitaip pavaizduoti kariuomenės pulkų judėjimus, lyginant su įvairiausiais gamtos reiškiniais, su vėjo blaškomais medžiais, su gyvulių kaimenėmis, su jūros bangomis. Visa tai yra iš vienos pusės yra tas yra itin keista, nes poetas sugeba nepaprastai vaizdžiai visą tai pavaizduoti, parodyti, tiesiog iškyla prieš akis ir tai estetiški vaizdai. Ir kita vertus, tu suvoki, kad tai yra karas. Bet dar vienas dalykas, tie estetiški vaizdai tik yra vienas karo pjūvis, kitas yra siaubingi naturalistiniai žudymo pasakojimai. Kiekvienas karys, kiekvienas rimtas karys, herojus turi savo mirtį, vis kitokią, gan sunku ją kartais įsivaizduoti, ypač iš vertimo, kaip jisai papjautas, perdurtas, užmuštas akmeniu, nukirzdintas kalaviju, nugriuvęs ir prismeigtas. Kiekvienas iš jų yra smulkiai aprašytas. Tiesą sakant, yra netgi porą mokslinių darbų, kur visiškai anatomiškai bandoma pažiūrėti, kaip tai atrodo, ir sako, kad taip, Homeras išmanė, kaip yra žudoma. Tai vėlgi skamba keistokai. Bet šalia vėlgi to daugybėje nužudimo epizodų Homeras sakydamas, štai, nužudė tą ir tą ten,
smeigė jam tarp akių, išlindo per pakaušį ietis ir taip toliau. Pasako, va štai buvo žmogus, kuris buvo dailidė, jis darė nepaprastai gražius laivus. Arba štai buvo žmogus, kuris turėjo dvynį brolį, ten jo motina išleisdama ten raudojo ir taip toliau. Ir kiekvieną, ką jis sugrąžina, parodo, kad tai nėra vien tik anoniminė masė, o kiekvienas iš jų taikoje buvo kažkas kita, kiekvienas iš jų buvo individualus žmogus. Ir tai yra tikrai vėlgi toks, na, sakyčiau, žinant, kad niekas Homero nemokina šitų dalykų, ir tai absoliutaus genijaus kūryba, sugebėti parodyti iš vienos pusės karo anonimiškumą, o iš kitos pusės parodyti, kad karys yra žmogus, kuris savo taikiame gyvenime, jau to ir baigtaiks, taikiame gyvenime buvo asmenybė su savo įpročiais, su savo aplinka, su viskuo, tai yra, na, labai stipru. Antras dalykas, ką reiktų turbūt paminėti, tai ką, kaip sakiau, apie ką tai yra, apie ką yra pasakyta labai paprastai - pyktis. Pykti menina Homero, reiškia, pykti, sako Homeras pirmą eilutę, Achilo pelido deivė giedoki. Pyktis tai yra konfliktas, yra vėlgi Achilas, kuris yra vienas iš svarbiausių siužetų. Žinot, aš jums nepasakosiu, vienas iš svarbiausių karžygių susipyksta dėl grobio pasidalinimo, dėl merginos, sakau, čia jau reiktų pagunda pradėti analizuoti užuomazgą, bet kas įvyksta, jis atsisako eiti į mūšį ir tas pyktis viduje, jisai prašo, kad Achajai būtų nubausti, jo motina deivė eina pas Dzeusą ir taip gan manipuliatyviai iškaulė iš Dzeuso, kad Achajai, o Dzeusas neturi eiti prieš Achajus, būtų nubausti, bet daugia negalima jų nubausti taip, kad jie pralaimėtų, nes to jau turi būti sugriauta. Bet kas yra daug svarbiau, šitas Achilo pyktis ir parodoma per tokį, sakau, trumpą epizodą, keliasdešimt dienų, kaip tas pyktis sugriauna daugybę žmonių likimus ir galiausiai sugriauna ir paties personažo, paties Achilo likimą. Jis netenka savo brangiausio žmogaus, Patroklo, jisai atsiduria, kaip sakytų, susitraukė vėlgi likimo iš pranašauja atneštą pražūtį. Ir viskas tai viso labo vieno konflikto, vieno žmogaus, ir pasakykim tiesiai, egoistiško, tokio autoglorifikacinio, aš esu vienintelis ir svarbus, visa kita neturi jokios reikšmės, nors yra tikrai daug žmonių aplinkui išmintingų, kurie sako, taip nedaryk, bet ne, tai vat, čia kai kas sako, oi, čia labai archainė etika, čia viskas net, taip ir dabar yra. Taip ir dabar yra, mes irgi kartais savo pykčiais, o kartais žmonės, nuo kurių labai daug kas priklauso, savo kaprizais, pykčiais, įgeidžiais, griauname gyvenimus, griauname struktūras ir patys tampame tų pykčio aukomis. Ir šitas dalykas parodytas, vėlgi sakau, nepaprastai nuosekliai ir su dideliu jautrumu, nes Achilas irgi, apskritai Homeras čia sako, yra epo, kuris šiuo atveju kaip toks literatūros mokslininkų dar nuo Hegelio laikų išgalvotas, epo ypatybė, Homeras niekur nebando būti teisėjas, labai retai kada jis rodo simpatiją arba antipatiją. Nes, pavyzdžiui, jeigu jūs pasižiūrėsite koks nors didis karys Hektoras, nuostabus žmogus, jisai yra daugia parodytas kaip gan prastas, bailokas kovotojas, kai susiduria su tikru iššūkiu su Achilu, kuris jį vaikosi. Štai jums ir tas idealizuotas vaizdas taiga ganėtinai subyra. O pats Achilas irgi pasirodo išvis makabriška figūra, nes atrodo, už tojo pykčio jam ateina dar baisesnių minčių, jisai savo mylimam, ne taip svarbu, kokie ten jų santykiai antikoje buvo, jau antikoje ginčytas žmogui sako ką? Sako, klausyk.
O tegu jie įsipjauna visi, Achajai ir Trojėnai, ir tik mudu liksime ir tada nugalėsime visus likusius ir būsime vieninteliai tikri valdovai visos šlovės šalininkai. Staigiai įsivaizduoti, tai toksai taip gražiai paslėptas epizodas, kur staiga pamatai, kad gali žmogus apskritai prieiti iki visiško, nežinau kaip tą jausmą pavadinti. Kitas pjūvis, kuris yra labai svarbus, tai čia apie ką yra Iliada, trumpai, nes čia žiūriu, kad to laiko jau nedaug liko. Kitas pjūvis, kuris yra labai svarbus, yra dievų pasaulis. Mes matome tą siaubingą karo vaizdą, kuris yra labai estetiškas, įspūdingas ir neįtikėtinas, bet matome dar kitą dalyką, veiksmą, kuris nuolatos vyksta, tai ką autorius vadina Olimpu. Aišku, tai yra, manau, kad Homeras tikrai negalvoja, kad ant Olimpo kalno, kurį jis gali pamatyti, gyvena dievai, dar ten prisistatė visą dievų miestelį, nes ten kiekvienas iš dievų turi savo rūmus. Tai įsivaizduokite, kiek ten turėtų ant Olimpo kalno būti. Jo labiau, kad jis pats Olimpo kalną kartais keičia dangumi ir labai aiškiai kalba apie tai, kad tai yra kitas visai pasaulis. Ir kas įdomaus, kas čia yra netikėto, tie dievai, ir tai šokiravo jau antikoje, tie dievai vaizduojami, kaip aš sakau, kaip kokio jūs vyresni žmonės jau, kaip ir aš, tai atsimena ten Santa Barbara ir visokius kitokius Telemundo prezentas serialus. Toksinis šeimos tėvas, smurtas artimoje aplinkoje, intrigos ir konfliktai, Dzeusas ir jo vaikai, Dzeusas ir jo meilužės, jo žmona, kuri yra be galo valinga ir gudri moteris, ir kai tokia su tironu gali išgyventi, bet ir pati yra bjauri, kaip nežinau kas. Ir daugiau atsvei, kad jau toks, reiškia, epizodas, Arėjas ten skundžiasi Dzeusui, sako, oi, tu šlykštus, tu bjaurus, tu visai kaip tavo motina, mano žmona Hera, tavo charakteris yra nepakeliamas. Oi, bet sako, betgi tu mano sūnus, ką aš dabar darysiu, gerai, iškviesiu gydytoją, kad jis tave čia, reiškia, tavo žaizdą subintuotų, ką dabar čia daryti, vis tiek savas žmogus. Tai va tokie pasažai, bet ten yra daug daugiau, yra visokiausių meilės nutikimų, ir sekso, ir ko tik jis nori. Ir visas tas pasaulis yra kaip atsvara karui. Du aukštai, apačioje vyksta nuobodus, sekinantis, jau jūs žinote, mielieji mano kolegos, kad karas yra nuobodus, kiekvieną dieną paskaitote Ukrainos suvestines, turbūt ir skaitote fronte, kaip ir pas Remarką, nieko naujo. Toliau vyksta mūšiai, susišaudimai, mes čia norim tikėti, kad ukrainiečiai daugiau pataiko negu rusai, Dieve duok jam sėkmės iš tikrųjų, bet visa tai yra žiauru 10 metų sėdėti tokiame kare, kur nėra laimėtojų. Ir kitame aukšte, tame dangiškame pasaulyje yra tokiam aristokratiškų rūmų gyvenimas, aukštosios klasės, valdovų, elito, ko norite, bet sakau, pilnas tokių įdomių ir kartais net ironiškų konfliktų. Ir visa tai yra labai keista. Kodėl Homeras dievus taip drįsta vaizduoti? Ir jeigu mes įdėmiai skaitom Iliadą, paskui Odisėją, vienu ar kitur yra prasprūsta tokia refleksija. Homeras pasako, kad žmonės yra nepajėgus pakelti tikrosios žmonių prigimties, dievų prigimties. Ta mes žinome iš mitų, atsiminkite, jau ne Homero, nors irgi yra užsiminta, bet rodos, kad ne plačiai pasakoti Homeriam himne, paskui Dioniso motina Selenė, kurios meilužis buvo Dzeusas, iš tai įsivaizduokite, jinai sugalvoja sužinoti, su kuo jinai čia iš tikrųjų miega. Dzeusas, jai pasirodo, žinote, kuo baigėsi. Tas pasirodymas baigėsi tuo, kad tiesiog jinai sudega nuo Dzeuso didybės.
Ir tai yra dar ne tai, kas yra iš tikrųjų. Ir čia galima sakyti, kad Homeras pasakoja apie dievus visokius lengvabūdiškus dalykėlius, dėl tos paprastos priežasties, kad pasakoti apie tai, kas yra dievai iš tikrųjų, yra neįmanoma. Žmonės negali pažinti ir negali pakelti to dieviškumo slėgio. Ir netgi patsai žinote, kaip dievai pasirodo Iliadoje ir Odisėjoje, pasirodo žmonėms kaip didesni, gražesni, nepalygint stipresni žmonės, bet tas pasirodymas kartais juos gerokai išgąsdina, bet vis dėlto tai yra dalykai, kuriuos galima pakęsti. Bet štai mes pamatome vieną labai aiškų epizodą, kaip tik tais Diomedo žygiuose. Aėjas, karo dievas, yra sužeidžiamas ir tada jisai, jeigu taip galima pasakyti, irgi kaip kada tokiame Iliane panašiai, išlenda jo tikroji prigimtis ir jo klyksmas, kai jis yra sužeistas, sako autorius, 90 tūkstančių vyrų, jis pats šauna į viršų kaip juodų debesų kalnynas, didžiuliu greičiu kyla į dangų. Tai įsivaizduokite, reiškia ir vizualiai, ir garsu ta neįtikėtina galia perteikiama. Jeigu Aėjas būtų atėjęs į mūšį taip, kaip jis čia pasirodo, tai nebūtų likę nei Achajų, nei Trojėnų. Ir kas vėlgi įdomus toksai ėjimas, jisai nulėkė į dangų, ar į Olimpo rūmus, kaip sakom. Nesakiau, jau daug godžiasi savo tėvui, kaip čia va viskas blogai, dabar čia jam viskas skauda ir apskritai gyvenimas neteisingas. Bet mes nieko nesužinome apie kokią nors jo transformaciją. Kitaip sakant, ten tame dieviškame pasaulyje jie visi tokie, todėl Aėjas neatrodo super grėsmingas ar baisus ar sukrečiantis, nes jis yra proporciškai, Dzeusas yra dievas, ir Aėjas yra dievas, todėl Homeras gali pasakoti apie juos tokius paprastus dalykus, be perdėtų kažkokių, reiškia, poetinių priemonių. Tai va, tai šia prasme, mano, sakau, tokiu atsargiu įsitikinimu, šitas dievų visas dievų scenerija yra tam tikra, tai ką vadina negatyvioji teologija. Bandymas pridengti tai, ko negali papasakoti kaip žmogus, pridengti paprastų žodžiais sakomų logos, to tokiu žavingu pasakojimu, bet aišku, čia yra tokia teologinė galbūt pusė, bet kita vertus, sakau, labai aiškiai noras sukurti atsvarą karo monotonijai ir karo beprasmybei, kur tikrai yra, mus grąžina, sakau, į gražų aristokratijos gyvenimą. Gražų, tegu nepaisant to, kad jis pilnas intrigų, bet jis to ir gražus, kad jame yra visiškai kiti dalykai, ne žudynės, ne kas, o intrigos, pykčiai netgi, sakau, ten, aiškia, Hefaistas savo motiną pramina, sako, klausyk, tu neįsiutink jo, nes tu žinai, kaip bus jisgi. Jeigu supyks, tai gali gauti galvą taip, kad daugiau nenorėsi. Bet tai beveik pažodžiai, sako. Tai štai va tokie dalykai vyksta dievų pasaulyje. Ir tos dvi paralelės linijos eina šalia. Dievai, aišku, dalyvauja vėlgi kare. Vienais, kitais ar trečiais būdais, čia būtų galima labai daug kalbėti, bet nenoriu šitai leistis, jau nebėra kada, bet kas yra, man atrodo, šitame visame svarbu, kad tai yra tikrai labai aiškiai motyvuota, tai nėra kažkoks atsitiktinis anstatas, žinote, galbūt toks gan žinomas rašytojas Italo Alessandro Bariko, kurio čia yra bent keli romanai lietuviškai, manos gal koks net tikrai bent tai mačiau, Šilkas ten vienas, kitas dar ten koks, parašė tokį kūrinį Iliada, kurį pabandė atseit Iliadą papasakoti šiuolaikiniam žmogui. Ir tai yra gero rašytojo darbas, bet geras. Tai va. Tai jis nutarė, kad šiuolaikinis žmogus gyvena jisgi be Dievo, jam Dievo nereikia to nematomo pasaulio, nereikia kažkokio didingesnio už žmogų. Nu ir pabandė išbraukti visą, ką
ką Homeras sako apie dievus. Paskaitykite, pamatysite, kas ten liko. Plona knygutė, nesunku. Bet tai yra neįtikėtino skurdumo kūrinys, kuriame nebelieka logiško siužeto, nes dievai nedalyvauja veiksme, tai ten bilekas vyksta. Toks visiškas skurdas, ne tik tais intelektualinis, bet ir poetinis. Tai šia prasme bandyti eliminuoti tą veiksmą literatūriškai yra visiškai neįmanoma. Na ir galbūt dar šį bei tą apie kompoziciją, kas yra labai svarbu, nes tai rodo, kad tai iš tikrųjų yra, kaip pasakyti, didžio meistro vientisas kūrinys. Aš visiškai nesigėdėjau šitų superlatyvų, nes Homero poemos yra kaip kažkas, kas yra matęs, kaip atrodo kalnai kraštovaizdyje, ne? Kažkur horizontas dunkso didžiulis kalnas ir tu bandai jį, aš tokią klaidą gyvenime buvau padaręs. Buvau sugalvojęs nueiti iki kalno. Eini ir tas kalnas niekiek neartėja. Ir čia ne viena mano įspūdis, paskui sužinojau, kad tai atipinga iliuzija. Tai čia irgi tas pats, tai yra didžiulis kalnas horizonte ir jame yra viskas. Iš tikrųjų yra viskas, galėčiau tai parodyti. XIX amžiaus mokslininkai, kurie buvo perdę mokslininkai, neturėjo dažnas literatūrinio skonio, šiaip buvo gan buki žmonės dėl įvairių priežasčių. Dažnai kritikavo Iliadą ten pagal XIX amžiaus romano standartus. Bet jeigu pažiūrėtų, kas yra XIX amžiaus romanas, jeigu mes išimsime iš jo Iliadą, kaip man šiandien studentė pasakė visiškai netyčia, Homeras čia pasiima, reiškia, kalbėdama apie Hektorą Andromachės atsisveikinimą, kur su vaikelis įsigąsta tėvo rūsčios išvaizdos, jie paskui abu ima šypsotis, reiškia, vyras ir žmona. Tai čia pasinaudoja įprastą klasikinę priemonę į šiurpaus karo vaizdą, įjungia, reiškia, jaukų ir šiltą epizodą. Jo, sako, Homeras taip ir pasinaudoja įprastą klasikinę priemonę. Bet taip iš tikrųjų yra, kad kartais atrodo, kad visa literatūra jau gyveno prieš Homero, ne po jo. Taigi, tai grįžtant prie jo kompozicijos, tai yra, iš tikrųjų meistriškas dalykas. Viskas yra nepaprastai kietai supinta ir sukalta, nors paimta tarsi iš skirtingų šaltinių, kaip sako, ten tikrai buvo kažkokia tradicija už jo, bet štai paimkim tą pačią giesmę, atsisveikinimo šito ir Hektoras Andromachai visiškai atvirai sako, žus Ilionas ir Priamas žus, ir ten tokia pranašiška frazė, ir jinai atkartoja tai, kas buvo pasakyta, kai Trojenai sulaužė priesakę Agamnemonas šitą sako, kad dabar jau viskas. Ir pažodžiui paskui staiga po to, reiškia, Hektoras, kuris tikrai negirdėjo šitų žodžių, manau, atkartoja tai, bet čia dar ne viskas. Jie išsiskiria jau su žmona, jis eina į mūšio lauką, jį pasiveja Aleksandras Kitaipajus, ir jis toks, kaip žinot, nėra labai šaunus karys, labai gražus vyras. Homeras vėlgi ten su pasimėgavimu aprašo, kaip jis atrodo, kaip Aleksandras atrodo, besivydamas ten savo brolį, koks jis gražuolis, kokie jo šarvai gražus, kaip jis pasipuošęs ir viską. Ir sako, čia dabar reikia eiti mūšį, jo, sako, čia. Nelabai ten sako, čia gerai gal išėjo, kad tu ten tada pabėgai, bet čia žinoma jis ten taip užuomina, kad čia ne aš taip manau, daugiau šiaip jau mūsų bendra kareiviai mano. Bet sako, bet šiaip vis tiek, bus laikas, mes visą tai užmiršim, išgersime tą taikos taurę, aukojimus, reiškia,
ir štai jau, kai bus reiškia, nugalėti Achajai. Atkreipkite dėmesį, jis ką tik kalbėjo su Andromache ir jai pasakė visą tiesą. Trojos šventojo Ilijono nebebus. Bet giesmės gale jisai savo broliui, galima sakyti, pameluoja pedagogiškai, nenorėdamas numušti jo nuotaikos ir žinodamas, kad jis nėra pasiruošęs tam likimui, kuriam yra pasiruošęs jis pats. Tai va toksai paprastas dalykas, kuris reikalauja, vis dėlto atidžiai skaityti ir klausti, kodėl, kas čia yra. Toks nors kvailas 19 galo 20 pradžios mokslininkas būtų sakęs, žiūrėkite, čia prieštaravimas, čia sakė taip, o dabar sako kitaip. Kai paklausė, o kodėl, ir supranti, kad tai yra iš tikrųjų nepaprastai tvirtas psichologinis sprendimas. Žinoma, apskritai kiekviena giesmė turi savo kulminaciją, net ir pati monotoniškiausia, o pats kūrinys be abejo irgi turi tą labai garsią kulminaciją Achilo susitikimas su Priamu, kai pyktis jau nebetenka prasmės, atlėksta, ateina Priamas prašyti sūnaus kūno, slapta stovykloje, štai du senukas ir jaunas vyras, nors čia būtų galima daug kalbėti apie laiko sampratą, kokie jie gali būti jauni vyrai, kai jau 10 metų kariauja, bet poetas nori rodyti juos jaunais vyrais, kupinais gyvenimo energijos. Štai tas senukas Achilas, Priamas, apsikabinę apsiverkia. Ir tiesą sakant, poetas kiek sarkastiškai pasako, kad kiekvienas tai dėl savo jausmų verkė. Achilas dėl Patroklo, o savo mylimo, draugo, o štai senolis dėl savo sūnaus. Bet vis dėlto jie abu, ten žinote turbūt, tą irgi Giotės ten leiskite verkti, verkiantis vyrai yra gražu. Čia jau iš kaip tik šitos kulminacijos toks recepcija. Ir tada viskas jau eina žemyn labai greitai ir su tokia jausmu, kad viskas čia bus blogai, nors sutarta, kad ten nebus puolimo, kol vyks laidotuvės Hektoro, bet ne. Galė sako, kad vis tiek išstatė sargybas, negali priešų tikėti, viskas nebejotinai tokia įtampa, tas atleidimas, jis yra psichologinis, bet ne karinis, ir mes žinom, kad nedaug lieka, nežinau, irgi kas gali dabar pasakyti, kiek ten savaičių, bet sakykime, gal koks mėnuo ar panašiai, ir Troja kris. Bet apie Trojo žlugimą mes čia nesužinome nieko, kaip nesužinome apie karo pradžią. O jeigu norim ką sužinoti, skaitome antrąją dalį Odisėją, kur jau sužinosime viską, bet Odisėjos kompozicija dar sudėtingesnė ir dar įmantresnė, tiesiog stulbinančiai įmantrumo, jeigu skaitėte, o aišku skaitėte, negu Iliados.